Sveiki, mėly bičiulis, jums sveikinasi jaunimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruojate kanalą, pasidalinote vaizdo įrašais, juos pakomentuojate ir paspaudžiate patinka, nes jau perkopėme 10 000 prenumeratorių ribą ir sparčiai artėjame prie 11 000 prenumeratorių. Tad dėkoju jums. Registruotos naujos partnerystės pataisos. Partneriai turėtų panašias teisės ir pareigas kaip sutuoktiniai. Raskevičius naujas partnerystės pataisas vadina geriausiu registruotų projektu. Tai reiškia, kad tai yra pats blogiausias projektas, koks tik buvo registruotas. O teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė griežtai pasisakė prieš lyčiai neutralią partnerystę. Tai netitinka žmonių nuomonės. Džiugu, kad daugėja valdžios atstovų, kurie išsako tai, ką galvoja dauguma visuomenės. Palaikome teisingumo ministrę. Vienas geriausių dalykų buvo tai, kad Laisvės partija kartu su Raskevičiumi priešakyje rinkėjai įspyrė iš Seimo, nes jų dar kartą neišrinko naujai kadencijai, tačiau jų idėjos vis dar palaikomos keleto Seimo narių. Todėl visuomenė turi būti aktyvi ir dar kartą pasipriešinti ir apginti įstatymuose numatytą šeimos sąvoką tarp vyro ir moters. Minskui uždraudus Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų vilkikų judėjimą Baltarusijoje, Tarptautinio transporto ir logistikos alijanso generalinis sekretorius Povilas Diržas sako, kad situacija yra labai sudėtinga ir jos sprendimo kol kas nėra. Nacionalinės vežėjų automobilis asociacijos Linava viceprezidentas Olegas Tarasovas sako, kad situacija yra arti katastrofos ir jeigu nebus atidaryta siena, Lietuvos vežėjai bus išstumti iš rinkos. Visus krovinius gali paimti mūsų kaimynai ir paims greičiausiai, nes jie dabar turi tam geresnės sąlygas. Jeigu mes labai greitai netidarysime sienos, tai mes prarasime labai daug krovinių, atitinkamai ir visą logistinį sektorių. Mes paskaičiavome, kad per metus mūsų sektorius prarastų apie 1 milijardą pajamų, LRT radijui sakė Tarasovas. Valdžios užsienio politika primena principą. Mes jiems taip smoksime. O jeigu jie mums smoks? O mums už ką? Reikėtų mąstyti bent šachmatų žaidimo lygyje, kad kiekvienas veiksmas gali sukelti atoveiksmį. Baltarusijoje įstrigus maždaug 5 000 Lietuvos vilkikų bei puspriekabių, o vežėjams reikalaujant vyriausybės imti skubių sprendimų, premjerė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva kreipsis į Minską, kad šis leistų vilkikams grįžti į Lietuvą. Savo ruoštų Linavos viceprezidentas Olegas Tarasovas bns teigė, kad kreipimasis į Minską vaisių neduos, nes problema yra laikinai uždaryta siena su Baltarusija, todėl kol ji nebus atidaryta, problema išspręsta nebus. Bns skelbia, kad dėl vyriausybės sprendimo laikinai uždaryti Lietuvos sieną su Baltarusija, taikant tam tikras išimtis medininkų pasienio punkte, Baltarusijos pasienyje yra įstrigę beveik 2000 transporto priemonių, po 900 vilkikų ir puspriekabių. Taip pati valdžia ėmėsi tokių radikalių priemonių uždarydami sieną, o vėliau bėga Minsko prašyti pagalbos. Juk pats prezidentas rašė, kad Kelsime temperatūrą tiek, kiek reikės. O kai temperatūra realiai pakilo ir pamatė savo veiksmų pasiekmes, atrodo pradėjo suprasti, ką padarė. Apskritai, prezidentas šiuo laikotarpiu priėmė tokių įdomių neoficialių sprendimų. Nausėdos Facebook paskyroje panaikinta galimybė komentuoti. Prezidento poelgis simboliškai puikiai atitinka padėtį valstybėje. Jeigu žmonės ir opozicinė žiniasklaida teisiami už kritiką ir išsakytą nuomonę, natūralu, kad tokios valstybės prezidentas po savo Facebook sienos įrašais žmonėms visai neleidžia komentuoti. Visiems tylėt. Valdžia, ką reikia, praneša, kam klausytis šia žmonių burbėjimo. O kodėl prezidentas galėjo išjungti komentavimo funkciją? Prieš 6 dienas jis buvo parašęs Facebook įrašą, kurį pradėjo šitaip. Kai laikai, kuomet buvo galima ramiai ir užtikrintai miegoti, senai baigėsi. Kai geopolitiniai iššūkiai kasdien atneša naujų rizikos grėsmių ir valstybės institucijos jas intensyviai sprendžia. Nepraleiskime pozityvių emocijų užtaisų, kurių kiekvienas ir kiekviena semiamės iš skirtingų šaltinių. Mane šiais metais vis labiau emocionaliai įkrauna Kauno žalgiriečių noras laimėti. Ar prezidentas taip turėtų kalbėti su tauta ir ją gąsdinti, teigdamas, kad laikai, kai buvo galima ramiai ir užtikrintai miegoti, senai baigėsi ir tada tiesiog pradėti kalbėti apie krepšinį. Tautiečiai vertino tokius prezidento įrašus, štai iš beveik 6 000 patinka, beveik 5 000 žmonių uždėjo besijuokiantį veiduką ant įrašo. Tai įsivaizduokite, koks tautos palaikymas, jį atvirai juokėsi iš prezidento. Ir po šio įrašų išjungti komentarai. Galima tik spėlioti, ką žmonės ten komentavo. Matomai, jei tai kėlė juoką, komentarai nebuvo patys maloniausi ir komentarų skiltis todėl ir buvo išjungta. Politiko. Naujoji Čekijos vyriausybė nebeteiks karinės pagalbos Ukrainai.
Pasak jo, naujoji vyriausybė laikysis Čekijos įsipareigojimų NATO ir gins tarptautinę teisę. Tačiau ji teiks pirmenybę diplomatinėms pastangoms, kurioms siekiama užbaigti karą Ukrainoje ir sumažinti konflikto Europoje riziką nuo karinės pagalbos finansuojamos iš nacionalinio biudžeto, pereidama prie humanitarinės pagalbos ir sutelkdama dėmesį į Čekijos saugumo poreikius, sakė Filipas Turekas. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šias naujienas? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.